Labadiena. Žmonių su negale institucinės globos pertvarkai šiemet sukanka 10 metų. Kryptingai siekiama atsisakyti didelių globos namų ir sudaryti galimybę negalę turintiems žmonėms gyventi namų aplinkoje, gauti individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Globos namų pertvarkos procesas vyksta 6 šalies regionuose, skirtingų intensyvumų. Mūsų pokalbėje apie tai dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vyresnioji patarėja Rasa Genienė. Labadiena. Labadiena. Ir neįgaliųjų reikalų departamento vykdomo projekto Nuo globos link galimybių bendruomeninių paslaugų plėtra koordinuojantis ekspertas ir vadovas Gytis Baltrūnas. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Taigi, ponia Rasa, papasakokite plačiau, ko yra siekiama vykdant institucinės globos pertvarką. Na tai po 10 metų jau galim pasimatuoti šioje srityje tam tikrą brandą, kur ir tikslas po truputį keičiasi, ar ne? Tai pradžioje kaip ir buvo vienas vienintelis siekis atsisakyti tų vadinamų globos institucijų. Tačiau per 10-metį šiek tiek keičiame savo požiūrį, kad vis dėlto žmonės, kurie gyvena socialinės globos institucijose, kurios pažeidžia žmogaus teisės ar ne, turi tam tikrą institucinę kultūrą ir panašiai, vis dėlto yra pasekmė laiku nesuteiktų paslaugų, individualizuotų paslaugų. Todėl dabar pagrindinis tikslas šito proceso yra suteikti savalaikę pagalbą asmenims ir jų šeimoms, kurie šiuo metu gyvena bendruomenėje, kad niekada neatsirastų ateityje rizikos patekti į socialinės globos institucijas. Institucinės globos pertvarka yra toks platus, kompleksinis, daugelypis procesas. Ir papasakokite konkrečiai, kas yra daroma. Žinau, kad einama 6 kryptimis tarsi. Tai pačių krypčių ir paslaugų įvairovė yra gana plati ir galime žiūrėti iš kelių skirtingų perspektyvų, ar ne? Jeigu kalbame apie tai, kad žmogui galimai ateityje reikės gyventi bendruomenėje, tai atitinkamai jam reikia suteikti tam tikras gyvenimo sąlygas. Tai pertvarka buvo pradėta nuo grupinio gyvenimo namų steigimo įvairiose šalies bendruomenėse. Šiuo metu mes intensyviai kalbame ir plėtojame apsaugotus būstus. Kita pereinamąjį laiptelį žmonėms su negale ar ne, tai yra tam tikras gyvenamosios vietos suteikimas, kuris yra neatsiejamas ir nuo paslaugų, kurios yra teikiamos toje gyvenamojoje vietoje, tai socialinio darbo specialistų paslaugos ir panašiai, ryšys su bendruomenė, su užimtumu ar ne, tam, kad negalę turintis žmogus galėtų įsilieti į atvirą darbo rinką, jam reikia individualizuotos pagalbos įsidarbinant į ją ar ne. Yra įvairiausių kitų paslaugų, kurios yra susipynusios su pertvarka, tai visų pirma tas pats ir teisinio veiksnumo apribojimas, kuris mūsų šalyje yra dar labai pakankamai didelio masto, ar ne, tai kai žmonės neturi teisės savarankiškai priimti sprendimų, ar ne, tai mes plėtojame pagalbą priimant sprendimus, kuri suteiktų galimybę asmenims ir padėtų jiems atstovauti save. Kitas dalykas, labai svarbu kalbėti ir apie šeimas, kurios globoja savo namuose ir prižiūri negalę turinčius vaikus, taip pat ir suaugusius asmenis, kurioms yra reikalingas ir laikinas atokvėpis ir įvairios kitos paslaugos. Nes ilgą metų Lietuvos istorijoje buvo taip, kad arba šeima rūpinasi asmeniu ar ne, arba institucija. Tuo tarpu tas bendruomenės lygmuo, jisai savo įvairovę nebuvo užpildytas, iki galo nėra užpildytas ir dabar, bet pradžia yra daroma. Daug paslaugų iš tikrųjų atėjo išbandyta su pertvarka, ta pati asmeninė pagalba, jinai gimė pertvarkos projektuose ir dabar yra reglamentuota įstatymuose, turi būti plačiai teikiama žmonėms savivaldybėse.
Laikino atokvėpio paslauga taip pat buvo tik minimalus pabandymas, tuo metu dar prieš keletą metų tik tai kelios šeimos, 14 galėjo gauti laikino atokvėpio paslaugą ir dabar yra deramasi dėl naujos įstatymo redakcijos, kad ta laikino atokvėpio paslauga galėtų būti priimtina visoms šeimoms. Įvairios užimtumo formos, kalbėkime apie tai, ką žmonės veikia dieną ar ne, jeigu jie negali dalyvauti darbo rinkoje, tai mes ilgą laiką turėjome tokį tradicinį užimtumą, kur yra tik tai dienos centrai, kuriuose žmonės tarsi kažką lipdo, karpo, kuria ar ne, tačiau to vėliau niekaip nerealizuoja to savo potencialo ar įsidarbinti, ar sukurti tam tikrą ryšį su bendruomenė, tai yra skatinama socialinių dirbtuvių veikla tiek sunkią negalią turintiem asmenim daliai, mažesniai daliai, tai yra taip pat ir puikiai galimybė įgyti tam tikrus ir socialinius įgūdžius, ir darbinius įgūdžius, ir vėliau įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Tai galim kalbėti apie apgyvendinimo formas, apie paslaugų įvairovę, bet taip pat neturėtume pamiršti, kad ir horizontale prasme ši tema liečia ir sveikatos apsaugą, ir teisingumą, ar ne. Tai čia gal dar paminėčiau vieną iš tokių iššūkių, kad ir sveikatos sistemoje, kur yra priverstinis hospitalizavimas, labai dideli hospitalizavimo skaičiai ir trukmė, jeigu bendruomenės jungtis arba tos alternatyvios paslaugos nėra išplėtojamos, tai ilgainiui sveikatos apsaugos sistemos klientai jie tampa socialinės apsaugos sistemos dalimi. Tai krypčių yra be galo daug ir reiškinys iš tikrųjų, kaip ir sakėt, yra labai kompleksinis. Galbūt galima iliustruoti skaičiais per 10 metų, kas yra atlikta. Taip, skaičiais galime iliustruoti, nors tikriausiai tas kokybinis matmuo turėtų būti pats svarbiausias, ar ne, žiūrint, kiek pasikeitė vieno ar kito individualaus asmens ar šeimos gyvenimo kokybė, ar ne, kiek mes išvengėme vienų ar kitų sudėtingų reiškinių, bet pabandant iliustruoti skaičiais, aš norėčiau visų pirma paminėti asmeninė pagalba, kuri gimė pertvarkos projekte, buvo teikiama mažai daliai asmenų, vėliau buvo ilgos diskusijos dėl reglamentavimo šios paslaugos ir 2022 metų pabaigoje mes asmeninės pagalbos gavėjų turėjome 1650 ir nors asmeninė pagalba yra skirta įvairių negalių tipams, tačiau psichikos ir intelekto negalią turinčių asmenų šią pagalbą gavo 404 asmenys. Kaip ir minėjau, su laikino atokvėpiu mes pradėjome su keliomis šeimomis, ar ne, vėliau 14, keliasdešimt ir praėjusių metų pabaigoje mes turėjome 1184 šeimas, kurios pasinaudojo laikino atokvėpio paslaugą. Kalbant apie pagalbą priimant sprendimus, tai projekto pabaigoje mes turime daugiau nei 550 paslaugos gavėjų ir turime 2 sėkmingus atvejus atstatytą asmens veiksnumą būtent šios paslaugos dėka ir organizacijų dėka, kurios iki galo ėjo, kad šita paslauga padėtų įgyvendinti asmenų teisinį veiksnumą. Kalbant apie apgyvendinimo paslaugas, tas populiariausias, labiausiai girdimas, tai iki 2022 metų pabaigoje šalyje mes turėjome įsteigtus 49 grupinio gyvenimo namus, daugiausia ministerijai pavaldžių socialinės globos institucijų, kuriuose gyveno 426 asmenys, taip pat įkūrėme 7 bendruomeninius vaikų globos namus vaikams su negale ir tenai gyveno 47 asmenys. Šiais metais baiginėjasi dar didelė dalis projektų ir taip preliminariai planuojama, kad dar apie 50 grupinio gyvenimo namų bus įsteigta, priklausomai kaip savivaldybėm projekto vykdytojams seksis tai padaryti, nes susidūrėme ir su karo iššūkiais, ir su padidėjusiam kainom ir panašiai, bet tai vėlgi sudarys galimybę apie 500 asmenų persikelti į grupinio gyvenimo namus. Labai svarbi ir mūsų prioritetinė naujo laikotarpio paslauga tai yra apsaugotas būstas.
Apsaugotas būstas daugiausia buvo išbandomas projekte ir projekto pabaigoje mes turėjome 154 asmenius, iš kurių 104 buvo užtikrinta šios paslaugos tęstinumas, kiti asmenys apsigyveno socialinėme būste, išvyko gyventi į užsienį, pradėjo savarankišką gyvenimą, dalis grįžo pas artimuosius apie 30, tai nėra geras rodiklis, rodantis, kad tam tikros savivaldybės negalėjo, nenorėjo ar nesugebėjo išplėtoti šių paslaugų, tačiau virš 100 asmenų gavo šios paslaugos tęstinumą ir kai kurios savivaldybės netgi savarankiškai, ne projekto rėmuose, pradėjo teikti šią paslaugą, kas irgi rodo tą didelį vertybinį požiūrį. Taip, gal galėtumėt tada paaiškinti, kas yra tas apsaugotas būstas, socialinės dirbtuvės, įdarbinimas su pagalba, pagalba priimant sprendimus, tiesiog žmonėm paprastai, kas tai yra? Tai aš galbūt pradėsiu nuo apsaugoto būsto. Tam, kad suprasti apsaugoto būsto esmę, labai svarbu pasimatuoti, atrasti skirtumus tarp tų skirtingų apgyvendinimo formų, ar ne? Jeigu mes suprantame, kad grupinio gyvenimo namai, tai paprastai yra namai bendruomenėje, kuriuose gyvena iki 10 negalią turinčių asmenų, kurie atkeliavo iš didelių globos institucijų, ar ne, ir jie gauna ten pagalbą visą parą, ugdo savo įgūdžius ir panašiai, tai apsaugotas būstas yra sekantis laiptelis, kur jau bendruomenėje, namų aplinkoje, dažniausiai bute, gyvena iki 2 asmenų ir pagal savo poreikius gauna socialinio darbuotojo, kuris dirba atvejo vadybos metodu, pagalbą, ar ne? Tai čia yra pakankamai savarankiškiem asmenims skirta šita paslauga ir jinai yra prioritetinė naujame laikotarpyje. Bet šios paslaugos ekspertas yra ir Gytis, kuris praktiškai teikia šią paslaugą ir organizuoja ją. Gyti, pasakykit, kaip ten viskas atrodo. Oi, čia daug. Aš tai nuo daugelipiškumo taip vis bandau iššokti, bet nepavyko į pokalbį. Tai aš tai negraduočiau taip, kad sekantis laiptelis, nes iš tikrųjų apsaugotas būstas yra jau priežiūros paslauga. Jeigu grupinio gyvenimo namai yra globos paslauga, kaip ir didelės institucijos yra irgi globos paslauga, tai čia yra priežiūros paslauga, kur žmogus gauna gyvenamąją vietą, dažniausiai butą, kuriame kartais gyvena po 2, kartais po 1, tai reiškia, kad 2 kambarių bute, 2 asmenys gyvena, naudojasi tik bendra virtuve ir tai yra vonia tualetu. Jam dengiama tiek nuoma, tiek komunalinės paslaugos ir darbuotojo darbo užmokestis, bet pragyventi jisai turi pats. Pats turi pirktis maistą iš savo gaunamų pinigų, tai ar tai dauguma neįgaliųjų visgi gauna išmokas, tai ir tas pensijas vadinamas arba pašalpas, tai iš tos pašalpos reikia jau ir maistą, ir drabužius, ir visą ten higienos apyvoką, ir jeigu nori kompiuterio, šitie dalykai yra paties asmens atsakomybė. Taip. Aišku, jie dirba su atvejo vadybininku, kuris paprastai yra socialinis darbuotojas, bet atvejo vadybininkas jisai padėti gali tik žodžiu. Veiksmu turi daryti pats žmogus. Dabar apie tą savarankiškumą. Tai tiek projekto metu, tiek man teikiant nevyriausybinėje organizacijoje tas paslaugas, tai tas labai, labai pasirodo yra reliatyvu. Nes žmogus, kuris įstaigoje susitikus atrodo savarankiškas, jis gerai komunikuoja, jis viską parodo, jis gali apipasakoti. Jis tikrai galėtų, kodėl ne? Pasikvietė tokį apsaugotą būstą ir kitą dieną įvežė, nes vienas kartais gali būti priklausomybė. Vienas, tas, kuris bijo pasilikti vienas tiesiog būti. Trečias labai nepakelia streso visiškai bendravimo, ypač besikeičiančios aplinkos. Ir tai ir yra viena iš to problemos daugelipiškumo, nes tai labai daug priklausomas. O kitas, kad ir sunkesnės proto negalios, kur tikrai sakytum, ir kalba blogai išreikšta, truputėlį šlebizavoja kalbėdamas, ir orientacija menkais, ten valandas taip jau labai grubiai pasako, puikiausiai gyvena ilgą laiką ir yra stabilus, jis ten staiga nekeičia
savo nuomonės, nebenori grįžti, nes grįžti noras irgi yra iš apsaugoto būsto, kadangi ypač žmogui ilgiau pabūsiam globos paslaugose, kur už tave viskas padaryta, tai jie dažnai ir skundžiasi, kad pavargau, tai nuo ko? Nuo valgyt gaminimo, nuo kambarių tvarkymo. Taip. Tada dar papasakokite apie socialinės dirbtuves. Kas tai yra, kaip tai atrodo? Tai pačios dirbtuvės iš tikrųjų, pats pavadinimas, jisai matyt kelia labai daug diskusijų, nes vadinasi dirbtuvės ir atrodo lyg ir čia turėtų būti įdarbinti tie neįgalėjai. Tai ne, taip nėra. Nuo neiginio pradedu, bet tai nėra darbo santykiais grįsta paslauga. Tai yra irgi priežiūros paslauga, kur veiklos orientuojamos į prasmingas ir reikalingas visuomeniai, tas, kurias galima realizuoti rinkoje. Tai reiškia, kažką pagamina ir tą parduoda. Taip? Vienas iš šiaip sėkmingesnės dirbtuvės ir tokių daugiau kaip dirbtuvės, tai visgi teikiančios paslaugas. Paslaugas. Ir kokias paslaugas teikia daugiausia? Tokia populiaresnė ir visiems žinoma, tai būtų, pavyzdžiui, laiptinių plovimas daugiabučiuose. Netokios populiarios, bet daug pelningesnės, tai yra tam tikro segmento, pavyzdžiui, kažkokią tai detalę, ar ratuką, ar kojelę baldo surinkti jau įmonėm. Ir kiekvienoje dirbtuvėje yra neįgaliųjų, tai yra klientų 10, ir su jais dirba 3,5 etato. Pusė etato yra rinkodaros specialisto, kuris ir užsiima šituo, ką gaminti ir kaip parduoti ir kur realizuoti. Ir iš tikrųjų, čia tai jau per projektą supratom, kad viena iš didžiausių problemų yra mokėti save parduoti ir neparsiduoti pigiai, nes iš tikrųjų didelė dalis dirbtuvių gerokai per pigiai parduoda save ir tas irgi nuvertina juos tiek visuomenėje, tiek versle. Ir ten kitur, kur ir žmonės sunkesnė atrodo ir tikrai jų galimybės labiau ribotos, moka save parduoti ir parduoda ir bet čia tai tie dalykai, kurie kas keičiasi žmogaus gyvenime, visgi patys dirbtuvių klientai, jie žiūri į tai kaip į darbo vietą, jie saugo tai kaip darbo vietą, jie eina kaip į darbą ir tas prasmingumas ir reikalingumas, jiem yra iš tikrųjų labai aktualus ir svarbus. Keičiasi jų vaidmuo visuomenėje, jisai jaučiasi pilna vertis, ne tam, kur reikia savitikslis užimtumas. Ir mes turim tas, ypač iš praeities atėjusių, pavyzdžių, kai lanksto gulbės, tokį visiškai tik tai tam, kad užsiimti. Iš šitų marškinėlių reikia išaukti, kai kas dar vis auga ir patiems žmonėms reikia iš to išaukti, bet kai jie mato, kad jų darbas yra ir reikalingas ir juos vėl kviečia ir perka, tai ir vertė ir savivertė keičiasi. Bet jeigu žmonės ateina dirbti, tai už darbą jie turbūt atlygio nori. Gauna, nedidelis tas atlygis, tai yra kompensacija, nes taip čia toks reglamentavimas yra, jeigu ir nėra darbo santykių, tai yra kompensacija su dirbtuvių veikla susijusi, tai 50 eurų per mėnesį, bet ją galima kažkiek didinti priklausomai nuo dirbtuvių uždirbtų pajamų. Tai, kaip minėjau, ne darbo santykiai. Jeigu žmogus yra iš tikrųjų toks stiprus, kad jisai gali dirbti pagal darbo sutartį, nes čia yra labai daug, kai kurie yra pakankamai sudėtingi, net ir savo negalios prasme, pavyzdžiui, jam reikia padėti pasikeisti sauskelnes dirbtuvėse. Tai savaime, kad jisai negalės ir gal jisai ir iš tų 6 dirbtuvių valandų, tiek yra dirbtuvių dienos trukmė, gali dirbti tik tai 2, kitas turi ilsėtis arba kažką kito veikti. Yra tokie, kurie gali visas 6, bet apie tuos visą laiką galvojam, kad jie ir darbintųsi laisvoje darbo rinkoje arba apsaugotoje darbo rinkoje. Taip, tai dabar ir pereikim į darbinimo su pagalba paslaugos. Taip, kaip ten viskas vyksta? Čia tokia irgi diskutuotina tema, nes projektas yra įgyvendinamas neįgaliųjų departamento, įdarbinimas, kaip mes žinom, yra užimtumo tarnyba. Tai ir jinai panašią paslaugą turi ir užimtumo tarnyba, bet mūsų projekte ši paslauga buvo, kai vienas darbo asistentas dirba su 5 gavėjais paslaugų. Nes darbą ne tik tai reikia surasti, bet čia pati paprasčiausia dalis susirasti, bet daug sunkiau darbė yra išbūti ilgą laiką. Ir tai yra vadinamas palaikymas darbo vietoje. Ir kaip tai atrodo?
labai įvairiai atrodo, nuo paprastų priminimų sudėliojimų dienotvarkės iki to, kad žmogui atėjus vakare prasivedinti verkiančiam, nes jisai patiria stresą, ypač mažesniuose miesteliuose, kur atpažįsta jo negalę, tiesiog nepaslėpsi, pavyzdžiui. Taip. Tam tikrose mažose bendruomenėse ir labai dažnai net ne nuo darbdavio, bet spaudimas iš tų pačių kolegų atsiranda, kad matote, jisai turi, tai su tuo susitvarkyti. Šiaip su permainų stresu, nes normaliai, ypač tai, jeigu tai yra laisvos rinkos darbdaviai, tai keičiasi procesai, keičiasi žmonės ir su tuo reikia išmokti susigyventi. Tai tas galima iki 8 mėnesių palaikymas darbo vietoje. Šiaip manau, kad galėtų būti ir ilgesnis, tiesiog mūsų projekte tai buvo reglamentuota. Tai čia matyt nedidelis gavėjų skaičius tenkantis vienam specialistui ir palaikymas darbo vietoje, tokios kaip ir esminės nuo visų kitų paslaugų įdarbinimo. Pagalba priimant sprendimus. Pagalba priimant sprendimus tai yra tokia paslauga, kai asmeniui pagalbos priimant sprendimus specialistas ar specialistų komanda padeda priimti vieną ar kitą sprendimą. Pavyzdžiui, labai įvairiai, ar ne, mes savo kasdieniai gyvenimo veikloje esam įpratę priimti sprendimus, kaip šiandien atrodysime, ką veiksime, ką gaminsime, kur dirbsime ar ne, kokie mūsų įsipareigojimai, ką mes taupysime, planuosime atostogas, kaip pasieksime šiuos tikslus ir panašiai, ar ne. Tai mums tai yra kasdienio gyvenimo dalis, mūsų autonomijos išraiška. Ir daliai asmenų šiuo atveju psichikos ar intelekto negalią turintiem asmenims šią teisę ar ne gyventi savarankišką gyvenimą, savarankiškai priimti sprendimą, ta teisė jinai yra apribota. Iš vienos pusės tai yra apribota mūsų teisingumo sistema, kai yra atimamas asmens veiksnumas, iš kitos pusės galim sakyti, kad kasdienė aplinka ją apriboja, nes mes tos aplinkos dėl savo negalios galbūt iki galo negalime suprasti, ar ne, mums yra per sudėtingos formos suprasti informaciją, ar ne, mums reikalinga lengvai suprantama kalba. Yra dalis asmenų, kurie dėl savo negalios negali komunikuoti, bet jie gali išreikšti savo jausmus, norus, poreikius, ar ne, vadinasi, reikia pritaikyti tam tikrą specialią įrangą, programėlės ir panašiai. Tai pagalba priimant sprendimus mes išbandėme projekto metu, kaip minėjau, turėjome apie 550 gavėjų ir dabar matome 2 pagrindinius rezultatus. Vienas iš tokių rezultatų, kad pasikeitė organizacijų dirbančių su negalią turinčiais asmenimis darbo kultūra. Pradėjo rastis pagalba priimant sprendimus, kaip ir minėjau, naujos alternatyvios metodikos, ar ne? Mes čia turime organizacijų, kurios rodo labai didelį proveržį šioje srityje, pavyzdžiui, Kauno Arka, kuri teikia šią paslaugą, kuri organizuoja mokymus ir panašiai. Ir kitas rezultatas, mažesnis, bet parodantis šios paslaugos kryptį, kad ta paslauga jinai padėjo atstatyti asmenų teisinį veiksnumą, kai iš vis už asmenį sprendžia visiškai kiti asmenys. Artimieji, globos įstaiga, svarbu, kur asmuo tuo metu yra ir jis negali įgyvendinti jokių savo teisių, pavyzdžiui, priimti sprendimą dėl santuokos, dėl gydymo, dėl vaikų pasirinkimo, dėl savo asmeninių finansų tvarkymo. Labai įvairios tos sritys, kurios mums yra normalios, kasdieniškai suprantamos, o kitiem yra tipna teisė tą pagalbą priimant sprendimus įgyvendinti. Žmonių su negalia institucinės globos pertvarka vyksta 6 regionuose, ar ne? Gal apie tai papasakokit. Taip, tai 6 regionuose vykdoma jinai nuo pirmojo pertvarkos etapo ir būtent tas 6 regionų pasirinkimas, jisai buvo susietas su turimais finansiniais ištekliais, kadangi institucinės globos pertvarka daugiausiai yra finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis ir buvo pasižiūrėta į tas pagrindinės įstaigas 6 regionuose, kuriuose gyvena vaikai ir jaunimas su negalia, tai tuo pagrindu buvo atrinkti 6 Lietuvos regionai.
Naujajame etape, su kuriuo kaip tik startuojame, pertvarka bus įgyvendinama visose šalies regionuose ir galimybė naudotis paslaugomis. Aš dar norėčiau galbūt paminėti tų paslaugų papasakojimo kontekste tą svarbų tokį judėjimo aspektą, kad kai mes sakome, kad pasiekėme tokį paslaugos gavėjų skaičių arba pristatome paslaugos turinį, tai jokių būdų negalime dėti, kad viskas lygu, institucinės globos pertvarka yra įgyvendinta. Labai svarbu, kalbant tiek ir apie grupinio gyvenimo namus, tiek ir apie socialinės dirbtuves, kad asmenys iš tenai, jeigu jiem reikia, jie išjudėtų ar ne, nes yra lengva ir paprasta manyti, kad štai įsteigėme grupinio gyvenimo namus, apgyvendinome 10 asmenų ir viskas. Tačiau dalis asmenų, kurie pagyvena bendruomenėje ir įgauna tam tikrus socialinius savarankiškumo įgūdžius, jie jau gali judėti toliau. Dalis nebegali. Ir vis atsiranda naujas požiūris į kiekvieną iš tų paslaugų. Pavyzdžiui, dabar mes stebime iš nevyriausybinių organizacijų labai aktyvų mamų judėjimą, kurios kelia kitą grupinio gyvenimo namų koncepcija, kalba apie sunkią negalią turinčius vaikus, kad jie galėtų gyventi grupinio gyvenimo namuose ir panašiai. Lygiai taip pat apie socialinės dirbtuves, kurias pristatė Gytis, mes irgi sakom, kad dalis asmenų ten gali užaugti, įgyti tam tikrus įgūdžius ir išeiti į atvirą darbo rinką. Tai kaip minėjau, nors paslaugų gavėjų turėjom virš 6 asmenų ir nebuvo tas tiesioginis pirminis tikslas siekti atviros darbo rinkos, bet vis dėlto net 50 asmenų iš tenai įsidarbino atviroje darbo rinkoje. Tai labai svarbu yra tas judėjimas ir kiekvieno asmens galimybių vertinimas ir pagalba įgyvendinant savo teisės ir individualius poreikius. Taigi pertvarka tęsiasi. Kokie, kaip jūs matot, didžiausi iššūkiai bus, kokie pagrindiniai tikslai toliau bus? Taip, tai manau, kad įdomioji šio proceso ir pati svarbiausia dalis, jinai tik prasideda, nes mes galim pasimatuoti jau tuos probleminius aspektus, iššūkius, ką patyrėme ar ne ir ką reikia taisyti. Tai kaip ir minėjau, pertvarka bus įgyvendinama visose šalies regionuose, neišskiriant nei vienos savivaldybės. Ir vienas iš tokių pagrindinių galbūt nesėkmių, vadinkim, ar negebėjimo laiku įvertinti šitos rizikos buvo tai, kad savivaldybės buvo per mažai įtrauktos į šį procesą, ar ne? Viskas vyko planavimu, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jai pavaldžios socialinės globos įstaigos teigia tam tikras apgyvendinimo formas, nevyriausybinės organizacijos teikia daugiausiai paslaugas, tačiau savivaldybių įsipareigojimo dalyvauti šiame procese nebuvo. Tai naujajame etape mes labai intensyviai motyvuojam ir įtraukiam savivaldybės ir turim pačių savivaldybių, kurias dabar naudojam kaip geruosius pavyzdžius, kurios plėtoja paslaugas ar ne įvairiais lygmenimis. Tai čia yra kertinis dalykas, kad visų požiūrių, tiek savivaldos požiūrių, ta pertvarkos tema nebūtų paskutinis prioritetas. Nes, kaip ir minėjau, yra arba šeima, arba institucija, o visos bendruomeninės paslaugos turi rasti savivaldos lygmeniu. Toliau mes plėtosime ir kitas paslaugas, kaip jau minėjau, pagalba priimant sprendimus. Vieną rezultatą turime, keitėsi organizacijų darbo kultūra, tai manome, kad tokia darbo kultūra jinai turi gyvuoti visose organizacijose, pagalba priimant sprendimus, individualus kiekvieno asmens pažinimas, bet tie du minėti teisinio veiksnumo atstatymo atvejai mus motyvuoja, kad teisinio veiksnumo sistemą reikia keisti iš esmės, todėl eisime prie teisinio pagalbos priimant sprendimus modelio, kur sieksime vėlgi įtraukti ir savivaldybės, ir Teisingumo ministerija, kad šita paslauga jinai būtų, kaip sakykime, privaloma, ar ne, kad ne už vieną asmenį nenuspręstų jo aplinka, bet atsirastų ir kitas asmuo, kuris padėtų išsiaiškinti ir asmens norus, motivaciją ir jo sprendimą. Tai
Čia yra viena iš kertinių paslaugų ir taip pat viena iš naujovių, tai atvejo vadyba. Vėlgi mes kvietėme visas šalies savivaldybės įsitraukti į atvejo vadybos modelio taikymą, kadangi asmenys, kurie turi psichikos ar intelekto negalį, jie susiduria su kompleksiniais poreikiais tiek socialinės apsaugos, tiek sveikatos, užimtumo, teisingumo sistemose ir labai reikia vieno langelio principo, kad asmenys nebūtų siuntinėjami iš vienos įstaigos į kitą, o jie gautų realią palydimąją pagalbą, kurioje būtų ir atstovavimas, ir konsultavimas, ir komandos skirtingų sričių subūrimas. Tai atvejo vadyba yra ta, tai džiaugiamės ir matom, kad savivaldybėse požiūris galbūt po truputį keičiasi, nes apie 50 savivaldybių įsitraukė ir parodė motivaciją, ar ne, iš mūsų 60. Tai būtų pagrindiniai tokie. Gal dar turite ką pridurti, Gyti? Apie iššūkius ar apie pagalbą priimant? Turiu pridurti. Tiesiog pasakykit, kaip jums atrodo, ką Lietuvos visuomenė pagrindinio turėtų žinoti? Visuomenė. Ką visuomeniai norėtumėt pasakyti? Tai taip, tai tada čia nuo problemos daugelipiškumo, bet gal pradėsiu nuo įstaigų, kad būtų aiškiau, nes, kaip Rasa minėjo, kad tose įstaigose didelėse pažeidžiamos žmogaus teisės, tai nenorima tuo pasakyti, kad įstaiga tiesiog sąmoningai ir pažeidinėja tas teisės. Tiesiog įstaigose yra labai skirtingi paslaugų gavėjai, globos paslaugų gavėjai nuo jaunuolio, tarkim, turinčio vidutinę ar sunkesnę proto negalę, ar žmogaus, kuriam 30 metų ir kuris susirgo bestudijuodamas doktorantūroje, psichikos liga, iki visiškai nebesiorientuojančių, demencijomis, Alzheimerio lygomis sergančių senukų, kurie iš tikrųjų, jeigu tos durys bus neužrakintos arba automatiškai neužsidarys, jisai išeis ir paklys. Taip. Ir tada, norint visų grupių saugumą užtikrinti, iš tikrųjų ribojamas kitų grupių teisės, nes tai yra tas, kuris galėtų pareiti, bet ne visi čia gali ir ne visi pareitų, kai kurie išėję jau iš vis nebegrįžtų. Tai viena tokia svarbi pertvarkos gija ir ją reikėtų išlaikyti tai diferenciaciją, kad skirtingiems žmonėms reikalingas skirtingos paslaugos. Taip. Vienas iš. Kitas iš, o kas būna su visais tais stipresniais žmonėm, kurie gyvena institucijose, tai, nes vėlgi darbuotojo darbas irgi organizuojamas pagal vadinamą bazę, pagal daugumą. Tai jeigu įvelka patalynę visiems tas darbuotojas, tai greičiausiai įvelka visiems. Ir tiem senukam, kurie jau nebesiorientuoja arba nebepaina, ir tam jaunuoliui, kuris tą greičiausiai galėtų pats pasidaryti. Bet tiesiog yra taip didelė įstaiga, normalu, kad taip veikia, nelabai žiūrėdama į individualizaciją. Ir tai yra labai daug, tai yra ir maisto pagaminimas, ir kambario sutvarkymas, ir drabužių sutvarkymas, ir išplovimas, ir tai, po kurio žmogus prie to labai greit pripranta, daug greičiau negu galime įsivaizduoti, nes tai yra patarnavimai. Žinoma. Ir po to tas tampa krūviu išėjus, bet net ir žiūrint plačiau, nebe įstaigos formatą, bet ir tą pačią bendruomenę, pats socialinis darbas kaip profesija dėja yra neatstovėjusi patarnavimu, nes pagalbą mes suvokiam labai aiškiai kaip, tai pirminis toksai, tai padėti. Už kažką padaryti valgyti, galbūt išplauti namus, galbūt panešti daiktą, galbūt palydėti. Tai savaime nėra blogai. Bet klientui, kuris turi problemų su savarankiškumu, tai tokie patarnavimai jį labai greit nugalina. Nugalinimas yra tas, o atgal procesas jau labai sudėtingas, nes reikia ne tik tai, kad nepadėti, bet konfrontuoti, kad tokių patarnavimų tu tikrai negausi. Ir mes, tarkim, apsaugoto būsto paslaugose, bet visur ir tam pačiam pagalbininko priimant sprendimus, ateini ir duodi žmogui išsipildyti anketą. Sveikatos įstaigoje. Viskas, šitie žmonės tiesioginės sąsajos atrodo neturi su tikslo grupė. Tada pajunti į nugarą įbestą žvilgsnį slaugytojos, administratorės. O kodėl darbuotojas negali užpildyti? Darbuotojas atsisuka ir sako, aš gerbiu kliento savarankiškumą, jam reikia ir mokytis, ir jam reikia tai daryti pačiam. Reiškia visuomenė. Dar palaukia 15 minučių, galų gale atima tą lapą iš kliento, užpildo už jį ir labai piktų veidų palydi toliau.
Tai va tas atėmimas šito savarankiškumo, koks jis bebūtų, bet tai yra pagarba tempui, stresui, asmenybei, naudojamam laikui ir taip toliau. Taip. Taip, reiškia visuomenė turi suprasti, kad tas procesas įtraukties žmonių su negale nebus greitas, nebus toks gal kaip mes įsivaizduojame, bet turėtume pakantumo turėti ar ne ir optimizmo, kad viskas bus gerai. Oi, čia irgi vėl daugelįpė apie tos pačius pasipriešinimus. Tai kadangi minėjo gal Rasa, ar neminėjo, vienas iš tokių pagrindinių iššūkių buvo bendruomenių pasipriešinimas, ypač statomiems. Tai vėlgi, mūsų visuomenė šitų žmonių nebuvo. Psichikos ir proto negalios, jie arba uždaryti savo šeimose, arba uždaryti institucijos ir visos institucijos, bent jau tie vadinami psichoneurologiniai, dabar nebėra šito pavadinimo, bet kas žino apie juos, ką nors tai skiria, jie yra ir dar toliau, jie kažkur yra tarp savivaldybinėse teritorijose ir įėjo taip giliai, kad įlindo į visuomenės nuostatas. O nuostata, šiaip jos funkcija, nuostatos yra apsisaugot nuo svetimų, apsisaugot nuo pavojų. Tai reiškia, tokį ilgą laiko tarpą tų žmonių nebuvo šalia, kad jie tapo svetimi. Tai ir ypač pačioj pradžioj, kaip pirmieji steigėsi, dar vėlgi su ES finansavimu to susiję, kai atsirasdavo iškabos, kad bus statomi tokie ir tokie namai, grupinio gyvenimo namai. Tuoj pat sukeldavo bendruomenės pasipriešinimą. Kas yra įdomiausia, kad atidarius jisai beveik žaibiškai dingdavo. Nes pačiupinėjus tą žmogų, supranti, kad jis grėsmės nekelia. Bet kelia tas, kas jau yra galvos viduj, nuostatos. Tai ir visa ta sandara apie tą pačią pagalbą, apie tos patarnavimus, kad pagalba tai yra patarnavimai, suvokimas jisai ir nugalina žmogų ir neleidžia tobulėti ir tuo pačiu trukdo jam patekti į visuomenę. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie žmonių su negale institucinės globos pertvarką kalbėjome su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vyresniąja patarėja Rasa Genienė ir neįgaliųjų reikalų departamento vykdomo projekto koordinuojančiu ekspertu ir vadovu Gyčiu Baltrūnu. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.